Esam susirinkę sutikti Kudirkos. Jūs vienas iš pirmutinių jų, kuris atvyko. Būtų įdomu, kokios yra jūsų nuotaikos ir šiame įvykyje. Šiame įvykyje aš turiu daug ką pasakyti. Aš buvau pats ant išvežimo į Sibirą. Buvau užrašytas, reiškia, į dokumentus, kad išveš mane į Sibirą. Nu tai Dievo laimė, kad, reiškia, karo audra užėjo, išmuš, reiškia, komunistus ir aš likau, reiškia, laisvas. Tai kaip aš pats turėjau blogą pergyvenimą, reiškia, tai aš užjaučiu ir Kudirką. Aš surinkau dėl Kudirkos, reiškia, virš 12 000 parašų. Čia Čikagoje? Ja, ir čia tam pačiam airporte aš rinkau. Aha, tai pačiam teko prisidėti. O, jie daug ką. Ar esate nustebę, kad Kudirka buvo išleistas į Ameriką? Tai jau su tuo, tai aš galvojau visą laiką, reiškia. Tai aš mysliau, kad jau tie parašai gelbės. Aš su ponu Petručiu kalbėjau ir jis klausė, kokia mano nuomonė. Tai aš sakiau, kad aš, reiškia, mano mintis yra, kad jis bus išleistas ir mes jį sulauksim čia. Aplink jo gimimo, reiškia, aplink Amerikos pilietybę aš nieko nežinojau. Bet mano nuomonė buvo, kad jis turės išeiti dėl vien mano pastangų. Ir kiek man teko rinkti visur, kaip, reiškia, amerikiečiai, kai pradėjo kalbėti, reiškia, daug kas man taip kalbėdavo, kad net mano ašaras, reiškia, iškrito. Sako, reikėjo duoti tą kapitoną, ne Kudirką, reiškia, Rosau. Jo. Jeigu jums pačiam tektų asmeniškai kalbėti su Simu Kudirka, ką jūs jam galėtumėt patarti apie kūrimąsi Amerikoje arba Amerikos lietuvių gyvenimą? Jeigu asmeniškai būtų taip, aš visokius darbus dirbau ir viską. Ir pavyzdžiui, Amerikos visą, gerai sakant, istoriją žinau. Tai aš turėčiau asmeniškai vienas kalbėti, negaliu kalbėti, reiškia, kokioj sueigoj, kadangi daug laiko užimtų. Tai mano nuomonė šitokia. Labai dėkui.